Jauniesiam poetam tai mano nuoširdžiausias linkėjimas būti savimi, rašyti tada, ne kai reikia, bet kai tiesiog pati plunksna prašosi ir ieškoti kuo daugiau įdomesnių temų, rašyti apie tai, kas jaudina, kas įdomu. Ir aš manyčiau, ne visada reikia stengtis būti nepaprastai moderniam. Tas noras per daug būti moderniu, kitą kartą nelabai, jis yra trumpalaikis. Taip kaip ir jūs žinote iš literatūros, trumpalaikės poezijos likimą. Ilgalaikė yra ilgalaikė. Jaunesnės gimnazijos kartos atstovas, mokytojas Sigitas Paliulis, skaitydamas savo kūrybos eilėraščius teigė, jog jį kurti įkvėpė pamatyti jaudinantys vaizdai, norisi juos aprašyti eilėmis. Mano siela vis gauda ir gauda raudona. Begalinis netobulas niekieno. Mano siela pagodžia, tik šakas akmuo. Jis mane pragyvens, jo niekino. Mano siela pagodžia, tik šakas akmuo. Jis mane pragyvens, jo niekino. Poezijos dieną pagyvino įdomus vertimų konkursas. Kuriančių mokinių poeziją kitų mokyklų vaikai vertė į anglų, rusų ir prancūzų kalbas. Įdomu buvo išgirsti, kaip lietuviškas eilėraštis skamba užsienio kalba, kaip jis pasikeičia. Pasilgau dulkių, kylančių nuo kelio, vėjo, to padaužus plaukus velę. Pasilgau upės, jos asmeldų kvapo ir dėl nesuspausto žalio mėtos lapo. Je disparaîtrai avec l'obscurité de l'hiver et je serai heureuse à la folie, sachant que je rentrerai. Соскучилась по виду, видимому каждое утро, по весенней такой красоте, как ничто другое. Соскучилась по пыли, поднимающейся с дороги, по ветру, разбойнику, который волосы раскидывает. Apibendrindama poezijos dienos minėjimą, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Regina Slančiauskienė teigė, jog šiandien poetu būti nelengva. Ir aš džiaugiuosi visada, kada ar mūsų vaikai, rajono vaikai skaito savo eiles iš visos širdies, bando parodyti, kas dedasi jo viduje, jo gyvenime. Ir aš norėčiau šiandieną tikrai palinkėti tokiam gražiam būriui jaunų ir vaikinų, ir merginų. Sėkmės, niekada neapleiskite. Koks žmogus be poetinio žodžio, jo reikia visur ir visada. Visur ir visada. Skaitykit, bendraukit, kurkit, išsisakykit. Patys gimnazistai pripažįsta, jog šiandien poetu būti nelengva, bet gera. Vaikai moko džiaugtis poeziją, žmogui visuomet reikia ir reikės poetinio žodžio. Kiekvienais metais koks nors projektas į Pasvalį sukviečia jaunimą. Praėjusią savaitę Pasvalys buvo tapęs talentų sostinė. Ir netaip jau dažnai būna, kad Pasvalys tampa vienokia ar kitokia sostinė, o šiandien matomai talentų apskrities sostinė tapo Pasvalys. Jūs čia suvežėte savo gebėjimus, savo žinias. Iš tikrųjų, mokinys, vaikas nuo mažų dienų prisilietęs prie muzikos, jis kartu lavėja pats, suteikia džiaugsmo aplinkiniam. Pasvalio muzikos mokykloje praėjusį penktadienį talentingi apskrities muzikos meno mokyklų auklėtiniai rinkosi į Panevėžio krašto jaunųjų pianistų festivalį. Renginys apėmė platų muzikos raidos laikotarpį, nuo baroko iki šių dienų. Festivalio organizatorė Pasvalio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Lolita Trepekūninė. Tikslas yra supažindinti mokinius su įvairių epochų muzika, tapytojų darbais, architektų darbais ir taip pat įvairių epochų
kai kuriais mados ypatumais. Tiesiog tokia mini mada, kokia buvo tais laikais. Kelionę į muzikos šalį pradėjo baroko stiliaus muziką ir jauniausia Pasvalio muzikos mokyklos mokinė pirmokė Kamilė. Populiariausias iš baroko kompozitorių Bachas. Skambant muzikai buvo demonstruojamos skaidrės, kuriuose keitėsi visų epochų žymiausi menininkai, dailininkai, architektai, netgi parodyti to laikmečio madingi aukštuomenės apdarai. Baroko laikotarpio muziką keitė klasicizmas. Šioje epochoje jau nebepopuliari bažnytinė muzika, atsisakyta puošmenų, išaukštintas grožis ir rami didybė. Populiariausi kompozitoriai, kurių kūriniai skambėjo koncerto metu, Bethovenas, Mozartas. Antrokė Pasvalio muzikos mokyklos mokinė Miglė Krivickaitė visus pakvietė pasiklausyti nuotaikingos Bethoveno sonatinos. Romantizmo laikotarpio muzikoje skambėjo Čaikovskio, Šopeno, Mendelseno kūriniai. Turtingas ir įvairus šios epochos stilius. Impresionizmo laikotarpį pristatė atliktas Čiurlionio preliudas. Deja, niekas nepasirinko svajingos Debussy muzikos. Jo preliudo pakviesta pasiklausyti paleidus įrašą. Įdomu buvo palyginti praėjusių epochų muziką klausantis modernios 20 amžiaus muzikos. Panevėžio krašto jaunųjų pianistų festivalį užbaigė pramoginė muzika. Visi jaunųjų pianistų festivalio dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Be Pasvalio muzikos mokyklos festivalyje dalyvavo Panevėžio, Rokiškio, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų bei Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos pianistai.